Nusimk. Reiks padėti viską šitą. Gerai, hebra, nėra čia. Galia, tu mus fiksuok irgi jau ir žinai čia. Jie geria, palauk, permisiu. Tai vakar damuš. Nu tai. A, jau tu kas iš kur? Tai va, dalyką, matai, virvės nenutrauktas pasirodė. Vietiniai visi. Vietiniai, ai maža, jo. Jo, įtrukimų, kad pusantro metro reikia. Pusantro būtinai. Būgnais groti kažkaip, sakau, reikia. Ten, va, taip afrikietiškai susidomėjau. Nuėjau parduotuvėje, sako, pasakė kainą, žiūriu, kad nesak, man nelabai kažkaip, neturiu kiek. Nu tai ką, sakau, pabandysiu pasidaryti. Tai nuvažiavau pas senelį mišką, nukirto medį. Dariau aš tą būgną mėnesį kasdien. Grįždavau po pamokų ir sėdėdavau, droždavau. Visi, dabar tai va džiaugiuos, kai jis sakė, ai, ką čia pažaisi, numesi. Tai kai padariau tą vieną, toks visai nieko gavosi. Paskui sakau, reikia geresnį dar pasidaryti. Pasidariau antrą, po to kažkas tai iš draugų užsimanė. Jo, tai taip pradėjau domėtis plačiau būgnais, įvairiais, kodėl jie va taip daros, kaip ten daros. Ir po truputį, va taip pradėjau daryti, remontuoti. Tada atvažiavau mokytis į Vilnių, tai kažkaip tai, kad per pažįstamus ten surado mane kaip būgnų meistrą, o muzikos mokykloje reikėjo kanklių meistro. Nes ten jau senas buvo į pensiją išėjęs, aš kanklių tai irgi nebuvau nei matęs normaliai. Nu ką, sakau, pabandysi. Pradėjau su tom kanklėm, tai va dabar. Taisau kanklės, gaminu būgnus, remontuoju instrumentus. Savamokslis reiškia, va, gabus savamokslis. Tai kad jūs pabandykit rasti, kas moka tokių dalykų. Lietuvoje nėra. Tai aš už tai klausiau, va, iš Aš pas vieną meistrą buvau nuvažiavęs, sakau, kaip čia, pačiu pradėti, dėl kanklių. Nu ką, sako, aš taip pradėjau taip pasiėmiau, žiūrėjau, ką čia galima padaryti, tai aš taip pat lygiai pats galvoju, kaip čia geriau, kaip čia ką. Paskui ten su kitais meistrais konsultuojas, bendrų tokių visokių atsiranda. Tikloje, kur dirbu, yra smuikų meistras, su juo mes daug diskutuojam apie tos visus dalykus. A kaip jūs čia Rokiškis atrado? Tai skelbimas, man atrodo, čia pradėjo. Internete. Tai savaime jūs galbūt ne? Jo, jis man parašė. Ir žinai ką, čia, vienu žodžiu... Daugelis iš Rokiškio, jo. Nežinau, reikia tekt, negalės subadyti. Subtilus. Sakau, matyti sėdam, blia. Ir va, žinai, dar galėlė. Sarmata buvo tos kuratoriaus. Kažkai matematiką gerai mokom. Įdomu, iš kurio čia turkų karo. Nu, 300 tai jau tikrai. Jo, 17 amžius, jau 300 tai tikrai yra, o... Tas turkų karas, tai ten štai kaip blogi. Tintas. Aš pats atsimenu. Nu, jis gal čia peržiūrė, nepriežiūrė čia. Jo, sakai. Tau dar teko mušt? Girdėjau, aš ne. Aš sakau, kad teko mušt? Gal jį tokį mušdavo, aš nežinau. Bukusi. Gal dar nebuvo tiek, nes būna, bet ten biškai trūkęs, tai dar su jo galima groti. Tai būdavo bum. Didėjai šeštadienį. Dabar tai kiek, kokį 40 metų galima. Ne. Aš vakar su Majausku šnekėjau. Nu tai va, tai kiek? 15-20 metų. Ne, baigtų. Nepriklausomybė 20. Tai ne, sovietmečio. Sovietmečio aš sakau. Tai pirmus 35-40 metų. Mano kompiuteris blogai dirba, bet aš maždaug suvokiu. Nebūk, aš girdėjau. Ne, tai Lietuvoje yra Petropongo du tokie. Ir vienas Rokiškė. Bet analogiškai yra A tai tavo čia padaunoja, kas čia, totorių kažkokie, kas čia? Turkai. Va, žiūrėk. Ne, tai jau patsai. Patsai. Lin.